for Africa. Kitos Danytės galime pasiūlyti jums, jeigu norite. Visi žino, manau, kad žmonės, kurie ateina pas mus į močiučių restoraną, aš tiesiog stengiuosi atiduoti vis meilį, bet apšokinėju apie visus. Nu ką aš darau, žmonės pasodinu, pašneku, strongint trauktinikį, pagirdu, apžiūriu visus. Pažiūriu, kad aušrelė normaliai judėtų irgi kartais sapaliosiu savo išplaukus kažkur. Nu, mano darbė, tai mano pagrindinė veikla tai yra prižiūrėti visus. Tai yra, kad būtų pinigai vietoje, kad kasa būtų tvarkingai, kad būtų klientai visi aptarnauti pagal eilę. Ne to kaip Zita. Ateina, priima, pasodina, toliau paskui tik blevizgoja. Aš rūpinosi tik emocijom, žmonių meilė, žmonių išlydėjimu. Gerai yra tos mano kolegės, labai gerai yra. Viena tokia, kita kitokia. Jos man atneša įpilą, kaip sakant, turiu kairę ranką. Tie tai skanumėliai. Kelint stalelis, Audrelė? 16. 16. Nelygus stalelis, nebeina stiklelis. Oi lylė, la la. Man labiausiai patink žmonės, žmonių bendravimas. O ką jie valgo ir ką jie geria, man visiškai vienodai. Man patink jų bendravimas, jų šiluma. Jiems gali kartais kitam žmogui, kaip sako, pasijusti namie. O ką jie ten suvalgė, išgėrė, jiems duoti šilumos, meilės. O šitas yra svarbiausia. Buvo gerai, kad mes turim Virgutę. Jinai visada pasirūpins, kad kiekvienas būtų pamaitintas. Svarbiausiai maistas būtų patiektas. Prižiūrėti, kad maistas būtų skanus, kad būtų viskas taip čiki, kaip turbūt. Nu, kas čia kelinta? Nešami 11 stalą. 11, gerai. Maltinukai. Ačiū, merginos. O Zita tik zuja, jinai jai tik šokiai, dainos, jinai tik gali su visais blevizgot. Jinai visokius cirkus čia pas mus krečia. Mes turim ją raminti, kartais būna, oho, kiek mes turim veiklos. Šiaip karšta, moteris susideganti, mėgstanti greitį, viskas turi judėti pas mane greitai. Kaip čia eilės juda pas močiučių restorane greitai, taip ir man viskas turi, visas gyvenimas. Greitas. Kelintas labelis, Audrė? 35. Taip. Jauną ištekėjau pirmą kartą, našlę palikau 32 metų. Antrą kartą greitai, 2 sūnus užauginau, 3 anūkus turiu. Va, pirmoji jau 13 metų kaip močiutės. Ir turbūt viskas greitai. Greit pasenau, greitai močiučių restoraną atsiradau. Bet kopūstinėje girdo morkelės, kas... Jolantėl, tu morkas gal patarkuok, jo? Bet pėkis man prie karštų dirbti. O ką tu, Virgil, čia sugalvojai? Nusikelt nagus. Aš dabar kepėjau. Ramiai, atsileidusi. Debaimės čia supjausti. Gerai, kepam. Kaip burbuliuoja. Pilna perties dūma gara, 9 velnė dūka daro. Bet manau, kad cirku mes čia prikrečiam ir aplinkiniams visiems patinka. Tikrai klientams tai patinka. O ten užsakėms buvo su spirgais tie varškiniai kleckai ir kaip ir su padažu grietininiu. Gerai, einam padažiuką, o ką kvep. Man reikia viską paragauti, kaip čia viskas yra daroma. A to įstate jie čia? Man paragauti. O kaip žmogui duosiu, paklaus, kuo nieko nežinau. Kleckiukai žalumos. Dar su mėsa dar turim. Dar turim su mėsa. Aš dar žalumėtas kokios. Rokas skambina. Klausom, direktoriau. Labas, babos. Atvykstu pas jūs į svečius. Rimtam pokalbiui, laukit manęs, už kelių minučių būsiu. Laukiam, gerai. Mergaitės skambino direktorius, atvažiuoja ir žinokit, labai rimtas. Kažkas bus.
Labas, babos. Atvykau pas jūs į svečius. Turiu labai rimtą pokalbį su jumis. Už 10 minučių susitinkam prie stalo ir pasikalbėsim. Prisidirbom. Prisidirbam. Jau atlyginimą mažins. Eisim ant kilimo šiandieną. Aš tai nelabai bijau, nes geriausia darbuotoja, manau, kad aš vis tiek čia liksiu. Kas čia bus iki galo, ką? Atep, žinok laiką, tėt, žinok laiką išėt. Nu ką, babos ramiai, atsinešiu žemėlapį. Turiu jums iššūkį. Babos, mes keliausim ir jūs nusipelnėt atostogų. Mes keliausim į Zanzibarą. Vakarėlis. Jūs turit iš restorano susikrauti, be ko neišsiversit Zanzibare. Turit 5 minutės susikrauti lagaminams. Greitai einam, krautis daiktų. Taip. Greitai, Virgutė, ko tu pasimetus? Zitulė, kas tau? Man su sąnariais gerai. Nieko nesu mačius, niekur nesu keliavus. Aišku, Lietuva taip, bet toliau kas liečia, ne. Atostogų nesu turėjus. Turiu patirties, vieną kartą buvau Turkijoje. Tai jau mano jau didelis yra bagažas, aš jau viską žinau kaip nardyti, žinau kaip plaukioti, žinau kaip paplūdimį braidyti, vaikščioti. Daug patirties turiu. Kai jūs žinotumėt, aš Lietuvos dorai nepažįstu, o tas Zanzibaras man, ką aš iš televizoriaus mačiau gražius vaizdus, labai patinka karštis. Labai noriu karštos saulės, karštų juodų, Jaučiu, kad bus linksma. Bus nuotykių, bus linksma. Svarbiausia, turėsim ką prisiminti. Viską darysiu, kad tik tai pajausti tą atostogų malonumą. Reikia visko patirti, kas man belieka. Kas man belieka, aš jau atgyvenau. Pusamžių, suka. Zitulė, pasako, ką pasiėmė? Vaistų, pinigėlių ir gyvenimui, gal sakau, 3 kartą ištekės. Už juodo. Aš už juodo, prie juodo tinka, šiaip juodoji našlė. Aš į Afriką pasiruošus. Virgutė, ką susikrovė tu? Paėmiau duonos, paėmiau lašinių, paėmiau kaliošus į džiunglės eiti. Ir žinok, skrybelę turėjau iš vasaros. Aš kelioniai pasiruošus. Šitą būtinai pasiimsiu. Ką dar užrelę pasiėmei? Mums reikia kmynų pasiemam, nes ten vis tiek gali būti visiems su žarnynu kažkas negero. Pasiemam arbatėliai mums. Aš manau, kad aš kelioniai pasiruošus. Aš ir tai manau, kad tu pasiruošus. Ar bijai truputėlį? Truputį. Aš Zitos išdaigų bijau labiausiai. Va tas vienintelis ir baugina, kad nesu niekur skridus, kaip tam lėktuvė reikia elgtis, nesuprantu, va. Niekaip nesuprantu, ką reikės ten. Į dar 11 valandų tu pagalvoji, čia yra baisu kosmosas man. Kaip į kosmosą skrydis. Bet aš vis taip galvoju, ar tolets bus, ar atsigert galėsiu. Žinai, kaip kaimietė. Va svarbiausiai. Leis, neleis. Varom. Gerai, judam. Einam greičiau, lėktuvas nelauks, kur jūs? Atostogos, pagaliau. Babos, sakykit, kokią situaciją? Oi, puikiai. Pasakok, tai tu esi dabar jau pirmą kartą oro uoste. Pirmą kartą revuosi. Kokie tie tavo įspūdžiai, pasakok? Aš nesuprantu, kaip žmonių visokių skirtingų vaikščių. Spalvotų visokių. Spalvotų, tokių ir tokių, va visi žiūri mane kaip į kokią, kaip pažįstam. O, bet aš galvoju, gal jie tave atpažįsta, tu vis tiek pas mus žvaigždė tokia. Ten 3 tokie vienuoliai, kunigai nuėjo galvas, linčio, atrodo, kad buvo matę kažkaip. Kas tau darosi, kur čia dabar eini? Čia negalima. Zitelė, čia vaikų. A tave už rankos gal reikia palaikyti? Aš sakau, nelaimė. Oi, kelionė lėktuvu. Aš tokių vaizdų
tokia buvo giedra diena, toks buvo, nu nežinau, gėris, atrodo pats dievulis vaikšto tais debesėliais iš tikrųjų. Nu labai, labai patiko. Žemaitiškai pasakysiu, baisė patiko. Kai esu vieną kartą skridus į tą Turkiją, tai man tai kažkaip buški buvo drąsiau, bet turėjom, kurie buvo pirmieji kartai. Ypač Zitelės buvo labai smagu pažiūrėti emociją, tą baimę. Daug jinai skleida savęs. Kas čia vyksta? Jeigu jūs nesuprantat, aš jums visiems išversiu. Aš versiu. Prisisakam dabar pirmojo biržų. Kuriuos? Po kairę. Prisisekat biržų. Buvo visokių įspūdžių, buvo labai, kaip ir vienu momentu pakilęs, kaip ir spaudimas, liks nuo kojų iki galvos tokie ščiurpuliukai. Tas greitis lėktuvo, va tas daugiausiai ir tas pakilimas, nusileidimas. Skrydis buvo labai įdomiausiai, kad buvo leista priimti žmonių užsakymus. Tik tai, man tai sunkiausiai yra ta kalbos barjeras, tas aš nemoku labai gerai. Tai žinai, labai žiūrėjom, kad tos stardesės per lėtai dirba, ne taip kaip pas mus močiučių restorane. Viskas sukasi greitai, norisi kuo daugiau visoko to darbo atlikti, kad žmonėm viskas buvo gerai. Tai nuėjau, pabandžiau paprašyti, kad gal galima jūs, kad pailsėtumėt. Tuoj pradėsim žmonės. Tave priėmė į darbą? Taip priėmė lėktuvai darbą, aš neprapulsiu niekur. Leidome jiems atsipūsti, kavos išgerti, užrišo man tą kaklaraštį ir mes per pusę valandos aptarnavome 200 ar 50 žmonių. Tas yra labai greitai, didelis greitis, kai padėkojo stordesės ir jos pailsėjo ir mes padirbėjome labai puikiai. Dirbo stiuardesė, tiek nuoširdžiai ten darbavosi, kad ten su visais apsikabino, kaip įpratus su visais išsibučiavo tenai. Mes dirbsime kartu. This is Africa. This time for Africa. This is Africa. Sveiki, aš esu Rokas, virtuvės šefas, myliu gyvenimą, keliones, nuotykius, iššūkius ir šią aistrą noriu užkrėsti kitus. Todėl savo mylimiausioms močiutėms padovanojau kelionę į nuostabaus grožio Zanzibaro salą. Kelionių metu planuojame atidaryti restoraną čia, Zanzibare. Kviečiu keliauti kartu su mumis. Neriame į nuotykius. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegua. Anawa, samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalegua. This time for Africa. Zitelė, ar tu matai, kur mes atvažiavom? Ar babos jūs matot? O tu siaubė, dar neina suvokti labai. Esi mačius palmės? Mergelė, tu esi mačius palmę? Tikrai ne. Mačius tik barokus dar. O siaubė, kaip gražu. Oi, man iš tos laimės net ir nukrito tie visi. O Jėzus. Oi, va. Rimti reikalai. Rimti reikalai. Žiūrėkit, mergos, stop. Šitas, Alūna, šitas. Važiuojam. Prašom, Rokai. Va. Eina, ačiū. Tik elkis normaliai. Elkis normaliai, žinok. Pavargai per kelionę? Nieko, tik lėktuvė biški, matai, dirbau. Perėmėm dabar koncertų salę, dabar reikės priprasti daugiau skraidyti. Pažiūrėk, tu nieką nematai žmonių. Gerai, viskas, einam registruotis, reikia čekintis. Zitelė, tu man išvers, gerai dabar? Aha, labą dieną. Atsiprašau, labą dieną. Mes norime užsisakyti kambarį, norime taip. Jo, jūs gal galite parodyti mums? Galite. Einam, parodysim. Einam, parodysim kambariukus. Jinai viską man supranta. Aha. Einam. Visiems kambariukus mums parodys. Egon, we have all the tests. Pasaugok viešbučio čia. Va, kaip malonu, mes turim, parodys mums, kur mes gyvensime.
Zitelė, tik elkis normaliai, nepridaryk man gėdos. Gerai, nepadaryk. Tik Čia jau... elkis normaliai, Zita, o Jėzau. Elgiuosi normaliai, labai... O, siaubė. Mergaitės. Bet tai kaip šitie prisikrauti, aš nesuprantu. Mergaitės, pažiūrėkit, bananai ant medžių. Ananasai. Apie viešbutį galiu pasakyti, aš ne vienam viešbutį nesu gyvenus, kadangi nekeliavau. Aš neturiu su kuo lyginti iš tikrųjų, bet man viskas cool. Vau, labai sunku yra suvokti, tai labai, nežinau, mūsų rokas yra visur prie širdies ir... Eik tu savo. Nerealu, o čia tai taip. Va daugiau man nieko, baseinas, bananai, ananasai. Bananai, ananasai, o kokie? Eik tu savo. Labai malonu. Kas per grožį? Žiūrėkit, dabar situacija tokia. Mes turim išsipakuoti visi lagaminus, turim susitvarkyti, įsikurti, apžiūrėti aplinką. Nu, mums bet kokiu atveju reikia suprasti, kur mes atvažiavam, nežinokit, net aš nesuprantu, kur mes esam dar iš tikrųjų. Einam į kambariukus. Nu, einam. Oi, mergaitės, kaip čia duris atsidaro, mane. Bet tai kokios duris, matai, medinės, o ne plastikas. Grynas ąžuolas. O, lele. Bet tai kokios lovos. Kaip karalienės. Čia jau ne kaip pas baba bus mum miegoti. Jau šiuolaikiško paveikslai. Kadangi čia yra visokių tų vabaliukų, mašaliukų, yra, žinokit, tokie veliumai sukabinti ant lovos. Čia po kambarius vaikšto, kad ir tokio dydžio, tokie juodi vabalai, bet nieko, nu jie irgi gyvena. Kas čia žino, su kuo mes čia apsistoję esam, ar vieni, ar po daugiau. Viešbutis tai labai patiko. O, tu siaubė. O, ir aš noriu. Čia grynai atostogos. Pašokinėt gal kažką. Dar išmiegokim, Virgutė, gal, kad nesulūžtų mum dar. Amandrų, negu lūžtų. Tai mum reikės išmiegoti dar 2 savaitės. Zitelė. Čia rojus. Kas čia dabar daro? Šokinėjom, lovas. Čia rojus. Mėgaujamės. Močiutės, turėsim iš karto, žinokit, pasiruošti ir darbui. Dabar noriu, kad greituoju būdu išsipakuotumėt visos lagaminus ir parodytumėt, ką atsivežėt. Virgutė su svogūnais. Mano svogūnai lietuviški. Gerai, dabar restorano lagaminą, Virgutė. Jergau, žinok, kiek mes prisidėjom gėrio. Zita, žiūrėk, padėk man. Zitelė, padėk pakuoti. Žiūrėk. O, lele. Noriu pasižiūrėti, ar mums tavo veseliai bus šitiegi. Ir gerai. Ar turėsim iš ko dėti? Oi, pažiūrėkit, ar sveiki atvažiavo mūsų taurelės. Mūsų taurelės carims. Oi, kaip faina, pas močiutės tokios buvo. Gerai. Viską, nu ką, žinokit, saugiai viskas atvažiavo. Saugiai. Yra, visiems padalinsim, pavaišinsim. Aš tai, žinokit, galvoju, kad nėra matę žmonės tokių keliautojų. Jūs pagalvokit, viskas, ta prasme, kas tik tai įmanoma. Visi arbatinukai, duonytės, puodeliai. Jūs pažiūrėkit, mes atskridom su kokiais puodais, cepelinam virt, Virgutės cepelinam virt. Puodai, šaukštai, blūdai. Ir dar yra, kitoj tašiai tenai yra mano 5 litrų bambaliukas toks. Geras. 5 litrų. Tai močiutės apsirūpinom, kaip priklauso. Parodyk. Nu, tavo. Žiūrėkite, kokį Ką tu čia veiksi su ją? Kaip, nu žvakė, juk Zitai, juk iš jos čia. Aš saugiai, kad nesutrupėtų, čia yra šventa žvakė. Zitai prižiūrėti. Kiek žinau, ir mūsų močiutės visą laiką vyniodavo į laikraštį. Tai už kelionę, Zitulė. Aš tavo lagaminą, Zita, nunešiu, žinok, jau neįmanoma. Gerai. Aš noriu siekti.
Už laimingą. Rokai, ačiū. Už laimingą. kelionę. Mes vėl visi kartu. Vėl visi kartu ir vėl pagaliau. atostogaujam. Bus bairių. Tai ką, už mus, už mūsų kelionę ir už meilę savo. Opa! 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 Dar yra nelabai suvokiama, kur esu. Čia yra tiesiog bėga ašaros. Esu iki čia užpildyta dėkingumo jausmu. Kad aš esu šitoj vietoj šiandien ir dabar. Ir kad aš turiu tai, ką turiu. Ir esu labai dėkinga, kad aš atsiradau močiučių restorane, kad aš tenai dirbu, kad mane įvertino ir mane išvežė į tokią kelionę, kurios tikrai pati neišvykčiau. 'Cause this is Africa. This time for Africa. Have you been to Zanzibar? Yeah, Zanzibar. Vaizdas kaip iš atviručių. Ištikidėm pinigų, tai žodžiu gavom 2 650 000. Nu tai su babom pagyvensim. Šiandien skendom prabangoj, šiandien valgėm omarą, aš jo gyvenime mačius, nesu ne tik valgius. Mėgavausi taip. Laižydama jį mėgavausi. Jie yra pertekę visko va tiek ir dar kai ko. Roska pats geriausias. Išverčiau. Man atrodo, žinokit, bus didesnis balius negu restorane. Tai Ibrahimas kalba ir angliškai, ir rusiškai. O jeigu ko nesuprasit, aš išversiu. Ne, po mūsų ekskursijos jis kalbės lietuviškai. Nesiparas. Nesiparink. Pakartok. Taip? Taip. Ačiū. Gerai. Ačiū. Prašom. Nebešnekas. A tu matai, kas daras? Zanzibarė visiškai lietuviškai kalba. Gal galima suderinti dėl vestuvių? Nemoku žodžiais įvardinti, kokį jausmą patyriau šiandieną. Tiesiog šiurpuliukai. 'Cause this is Africa. This time for Africa.